Amerikos dirbtinio intelekto karas jau prasidėjo. Visai nesenai, atrodo, vos prieš keletą metų. Pirmą, kad susipažinom su tuo, kas sugeba dirbtinis intelektas, tai buvo ChatGPT 3 versija ir panašiai. Jis tobulėjo ir, daėjom iki modelių tokių kaip O1, ar ne? Ir tokie modeliai, jie yra siūlomi už, $200 per mėnesį. Beprotiška suma, bet už $200 gaunat neribotą prieigą prie ChatGPT O1 modelio. Tačiau, ko gero, jeigu sekate žinias, aš pats pasižiūrėjau šiandien, tai rašo ir BBC, ir Reuters, ir CNN, ir The Guardian. Visas pasaulis tiesiog sujudęs, nes DeepSeek, kinų startuolis, išleido modelį pavadinimu R1. Štai matom R1, nesumaišykit su V3. V3 yra kaip įprastas ChatGPT 4.0, nesumaišykit. DeepSeek V3 yra kaip įprastas ChatGPT 4o, o modelis R1 yra lygiai tas pats, kas ChatGPT O1. Net ne tas pats, o remintas kai kuriais testais, netgi lenkia O1. Mes galim naudoti patį galingiausią dirbtinio intelekto modelį visiškai nemokamai. Iš tikrųjų, štai pasispaudžiam ir, kaip matot, galim įsijungti DeepThink R1 ir čia nėra jokių apribojimų. DeepSeek jūsų neriboja, ar tai 50 žinučių per dieną, ar kažkokiais apmokėjimo planais, ir viso tai yra atviro kodą. Turiu omeny, kad nei šiandien, nei rytoj, nei po mėnesio šitą dalyką neapmokestins, nes yra tiesiog patalpintas į štai GitHub svetainę, kur mes visi galim jį atsisiųsti. Štai čia parodyta visa instrukcija, kaip atsisiųsti, arba galim tiesiog nusiklonuoti repozitoriją GitHub'o ir įsidėti pas save kompiuterio. Išjungti internetą ir naudotis pas save lokaliai. Absoliučiai įspūdinga, ne? Įsivaizduokit, kad tai būtų buvę galima su ChatGPT. Jį atsisiųsti, nemokėti jokių planų ir tiesiog naudotis savo asmeniniu kompiuteriu. Tai yra kažkas sunkiai suvokiamų ir pasaulis yra, sujudęs, tuo pačiu sunerimęs, nes, karas tarp Amerikos ir Kinijos prasidėjo. Turiu patikslinti, kad tai yra AI karas ir kol kas Kinija laimi. Ir to pasakoju, štai pavyzdys Nvidios akcijos smigo maždaug 17% žemyn, nes, Nvidia pagrindinis lustų tiekėjas, ar ne? Kompanijom tokiom kaip Elono Musko X.com, ar ne, kurie apmoko, tobulina dirbtinio intelekto modelius. Nebėra principai tikslo tai daryti, kadangi amerikiečiai išleidžia šimtus milijonų pinigų, kai tuo tarpu DeepSeek buvo išleista 5,5 milijono. Tiesa, naudota ženkliai pažangesnė mokymo architektūra ir, jie įsiteko į ženkliai mažiau pinigų, ir visą tai gali pasiūlyti visiškai nemokamai. Tai akivaizdu, nes, tarkim, užėjus į Google Play, DeepSeek yra pirmoje vietoje. Aplenkė ChatGPT, aplenkė TikTokus, per vos 5 dienas tą pasirodymo šovė į viršų ir tapo tiek Europai, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose pačia populiariausia programėlė. Čia matom Androidą, Google Play, jeigu pažiūrėsim į Apple Store iPhone'ų, lygiai taip pat situacija. DeepSeek pirmoje vietoje vos per kelias dienas. O kodėl? Kodėl ne? Žmonėm patinka dalykai, kurie yra nemokami. Jo labiau suprasčiau dar, jeigu tai būtų, šiaip tokios kokybės, ar ne? Ten yra pilna tų modelių, kurie, nepasižymi kažko išskirtinų. O DeepSeek R1, jisai lenkia ne patį galingiausią ChatGPT O1 modelį ir prašom, imkite naudokitės. Aišku, tas imkite naudokitės vėl yra, kaip pasakyti, kontroversiškas dalykas, nes štai čia užėjus į DeepSeek.com ir pasižiūrėjus privatumo politiką, mes galim pasiskaityti, kad, viską, ką jūs rašysit, jūsų profilio informacija, apie ką kalbėsite su DeepSeek, viskas nukeliaus į Kinijos Respublikos serverius. Nepamenu, kažkur čia mačiau, kad, kur yra talpinami serveriai, tai turėkite omeny. Tiesa, niekas jūsų neapsaugo, kaip su ta informacija yra elgiamasi OpenAI, kaip yra elgiamasi Google. Nežinot, kad nemokamas sūris buvo tik tai pelėkutose.
Tai vėl, tiek kad DeepSeek visą tai daro atvirom kortom, žiūrėkit, mes jūsų duomenis naudosim tolimesniam mokymui mūsų modelių ir norit rinktis norite. Jeigu norit neribotą galingo O1 lygio modelio, mokėkit 200 eurų per mėnesį. Jeigu jūsų duomenys nėra tokie svarbus, štai imkite nemokamai. Pats DeepSeek yra absoliučiai įspūdingas. Aš jį naudoju programavimui, turiu API ir tarkim, kodėl DeepSeek API, nes, pasižiūrėjus kainas, čia yra O1. Čia yra DeepSeek, kuris kainuoja 14 centų už 1 milijoną tokenų, kai tuo tarpu O1 kainuoja $7,5. Skirtumas didžiulis. Tai yra išsiuntimas informacijos, gavimas informacijos su DeepSeek yra $2,19 ir kaip matom su O1 yra $60 už milijoną tokenų. Tai yra 30 kartų brangiau. Sunku suvokti. Tiesa, API naudojama, tarkim, programavimui ar kitiem dalykam, integracijom į svetainės ar panašiai. Visi paprasti vartotojai, kuriem reikalingas tik pokalbių robotas, naudojasi to absoliučiai nemokamai. Ir koks yra dar vienas DeepSeek didžiulis privalumas. Mes galim ieškoti tiesiog paprastai, bet galim ieškoti su R1 modeliu, kas yra atitikmuo O1 ChatGPT. Tiesa, jeigu mes pasižiūrėsim į ChatGPT, jis neturi paieškos. Su DeepSeek R1 mes galim ir įjungti galvojimo modelį ir tuo pačiu ieškoti internete. Tai yra absoliučiai visiškai sunkiai suvokiamas dalykas. Tam, kad pasiekti DeepSeek, jūs galite rasti tiesiog deepseek.com ir štai čia pasispaudę Start Now galėsite tiesiog imti ir pradėti naudotis. Arba galite atsisiųsti programėlę į savo išmanųjį telefoną. Tiesa, dar nėra programos kaip ChatGPT ar Anthropic Cloud, kurią galėtum atsisiųsti į kompiuterį, bet manau tai savaičių klausimas, ne? Taigi, ką tai reiškia mums? Mes, manau, iš to laimim, nes visi didieji verslai, tiek OpenAI, tiek Google, tiek X, tiek Anthropic, jie turės susimti už galvos ir pasiūlyti kažką ženkliai patrauklesnio vartotojams už, ko gero, nemokamai. Nes kitaip jie tiesiog praras savo klientų bazę ir praras Kinijai, ko Amerika, kaip žinom, tikrai nenori, ar ne? Ir čia atsiras, toks žaidimas, kuris bus naudingas mums, nes tikėtina, kad mes gausim arba ženkliai daugiau paslaugų nemokamai, arba kainos ženkliai kris. Ką jūs manot apie šitą Amerikos ir Kinijos karą, kuris neaišku, kuom pasibaigs? Būsim gyvi to stebėtojai. Ir parašykit komentaruose, labai įdomi jūsų nuomonė. Aš asmeniškai esu labai sužavėtas. Nemokami dalykai visada yra gerai. Kai jie tokie galingi kaip DeepSeek R1 yra, dar geriau. Tai lauksiu jūsų komentarų skilty. O jeigu patiko šitas video, paspauskit like, pasidalinkit su draugais, jeigu jiem tai aktualu. Nepamirškit prenumeruoti ir iki sekančių video. Ate.